studentų žinios. Šiandien yra 302 diena pagal Grigaliaus kalendorių. Ir būtent šią dieną, spalio 29-ąją, 1579 metais, popiežius Grigalijus XIII patvirtino Vilniaus universiteto įkūrimą. Taigi šią nuostabią dieną siūloma jums sužinoti arba net prisiminti, kaip įvyko pirmakursių krikštynos. Labas. Tiksliau, labas. We are young, we run free, stay up late, we don't sleep, got our friends, got the night, we'll be alright. Tonight you won't be by yourself, just leave your problems on the shelf. You won't wanna be nowhere else, so let's go, we got the club light, and all the girls saying, the whole world saying, yeah, come on, let's get drunk, toast it up, we don't give up on it. We run free, stay up late, we don't sleep, got our friends, got the night, we'll be alright. Throw our hands in the air, pretty girls everywhere, got our friends, got the night, we'll be alright. Alright. We walk these streets like we don't care. Our middle fingers in the air. So come and join us if you dare. Yeah, let's go. We got the club light, and all the girls saying, the whole world saying, yeah, come on, let's get drunk, toast it up, we don't give up on it. We are young, we run free, stay up late, we don't sleep, Bonusai veža studentus. got the night, we'll be alright. Taigi toks trumpas reportažas iš mūsų pirmakursių krikštynų. Tęsdama naujienas ir skleisdama informaciją, skubu pranešti, kad šiandien yra tarptautinė sergančiųjų žvyneline diena. Be to, šiandien vardadienį švenčia Gelgaudas, Tolvydė, Violeta ir be abejo Narcizas. Taip pat iki naujų metų lieka tik 63 dienos, tik galėtų dar mažiau. Tad laikas pradėti daryti gerus darbus. Tiek svarbios informacijos šiandien ir ačiū, kad žiūrėjote.